Gerą rytą, vaikučiai, paviručiai. Mes šiandieną važiuojame maršrutu partizanų takais. Ko aš tikiuosi šios kelionės, sužinot kažką naujo ir gerai praleist laiką. Kaip pasakyti, jei gera kompanija, tai viskas bus labai fainai. Gali priplanuot daug ko, bet jei žmonės bus nefaini, tai nieko gero ir nebus. Jo. Žodžiu, čia toks maršrutas, žmonių suorganizuotas, sudėliotas. Aplankysim vietas partizanų. Ir turėtų būt fainai. Važiavam į degalinę. Kaip matot, su kitu motociklu. Aną pardaviau jau. Turėjau į šią kelionę važiuoti su kitu. Prieš porą dienų paskambino, atvažiavo ir nupirko. Tai važiuosiu su šito, sakė, bus žvyrkeliu, bet gal kažkaip pravažiuosiu. Daug nenoriu spausti. Ant galo tokią dar kamerą užsidėjau. Pirmą kartą teleskopinė, gal bus vaizdų. Jeigu viskas gerai, tai bus pradžioj video kaip intro. Tai tokia baimė, kad nukris. Bet, nieko. Jau kiek daug, aš galvoju, būsiu vienas pirmesnių. Jau pasirodo ne velnio. Geras, aišku, visi durkiam, aš vienas su tokia. Nikingai. Jokingai. Ką čia pilt benziną, pilt tikriausiai, ne? Pažiūrim, ką čia turim. Galim sumažinti šitą. Antrą kolonėlį. Ką žinau. Čia patiesiu. Na tai įvyko pirmas susipažinimas.
sunkiai man su tais susipažinimais. Labiau stebėti. Patinka. Ir po to tik tai kažką kalbėti. Nu, bet nieka. Po truputį. Toks pastoviai atsiskyręs gali galvoti, žinai, kažkoks keistas, nedraugiškas, bet ką čia, kai nieko nepažįsti, kartais būna nelengva. Kartais būna nelengva, kai nieko nepažįsti. Bet nieko. Bus smagu, bus gerai, aš jau matau, kad bus gerai. Žmonės linksmi, pajuokauja, pašneka, bus gerai. Mirtis jaunystėje yra tokia graži, ypač kai pasaulyje nesi nieko blogo padaręs. Žinai, kad miręs skrisi per erdvę kaip baltas balandis, stebėsi ir jausi Dievo sukurto kosmoso grožį, patirsi tikro gyvenimo vertę ir būsi be galo laimingas. Tai ištrauka iš Juozo Nausėdos Tauragės gimnazijos abituriento dienoraščio. Jam dar buvo likę gyventi 1,5 metų. Gali žmogus mirti greitai, visai netikėtai, nelauktai sutikti. Ir aš jau nebežinau, ar gyvi sulauks švintančio laisvės ryto. Kažin, juk tai dar tik pradžia. Vėl tokie paniurę, išsitaršę debesys plaukia, saulės nematyti ir gamta liūdna, kaip ir mūsų gyvenimas. Kaip naktis, kaip ilgos ligos skausmas užgalia nerimas, sodiečių širdis, veltui žmogus dairosi, jo pagalbos nesulauks iš vakarų. Laisvė reikalauja aukų iš geriausių sūnų tarpo ir aš šventai pasiryžau tau, didis dangau ir visagali viešpatie. Jei tėvynei reikės ir mano aukos, aš tada nesusviruosiu.
tokį, galbūt. Ten yra Kęstučio apygardos štabo, kaip sakant, 11 žuvusių partizanų. Aišku, jie žuvo netoli Vadžgirį, jeigu žinot, Paparčių ten kaimas. 11 apsaugos būrių. Ten irgi tokia istorija, kaip sakant, liūdna. Tas, kuris vežė su arkliais juos, kaip sakant, kaip išdavė. Bet jis nepasakė konkrečiai, kurioje vietoje, sako, 11 vyrų, kaip sakant, nuvežiau, tai jie paskui išėjo. Jis konkrečiai į kurią sodybą, kaip sakant, nematė ir garnizonas, ir žvilkų, ir stribai, kaip sakant, pėdsakais, kadangi buvo žiema, pėdsakais dasekė. Tai dar man vietinis gyventojas ir pasakoja, sako, dar ta stubikti buvo, sako, bet kaip sušaudyta jinai, tai prieš kokius 7-8 metus jau ten dingo ta saudyba. Tai va, tai tuos 11 vyrų parvežė čia į Eržvilką, pametė toje aikštėje, kur buvom, taip sakant, o paskui juos čia yra kapai, tai už kapų teritorijos juos palaidojo. Tai siratkapais juos vadindavo, nežinau kodėl, bet tą kilmę žodžių nežinau. Už jų dabar jau jie teritorijoje. Kaip? Jo. Tai čia pravažiuosim irgi ne per toliausiai, Tauršulių miškas toks yra, jeigu kas irgi domėjotės, Tauršulių pušis labai didelį irgi siratkapais vadino, reiškia laidodavo tik tuos vaikus, kapinėse neleisdavo tie, kurie nekrikštinti, juos laidodavo miške, o ten tokia, dabar jau jie nugriuvus yra prieš keletą metų. Tai va, ir čia va šitas paminklėlis yra dar pastatytas, o kaip vėliaus, tai man atrodo, čia būtų matyti. Vyko čia ne per toliausiai kaimelį mūšis su NKVD daliniais, tai jinai buvo ryšininkė. Jau dabar neatsimenu, kiek 29 ir žuvo 45, galima suskaičiuoti. Kiek ją, tai jie pagavo ją, NKVDistai parsivežė čia į Stribyną, kankino, užkankino, ten jį išprievartavo, dabar rusiška pavardė, NKVDistų, kaip sakant, čia baisiai žiaurus jisai buvo, kaip sakant, ir kad slėpti Smeršas juos, ją pagavo iš tikrųjų, Smerš ten kažkokie baudžiamieji daliniai buvo. Ir čia dabar nesimato už tų medžių ežerėlis buvo, tai pririšo prie kaklo, prie rankų, akmenis į ją įmetė. Bet kadangi pasklido po apylinkės tas žiaurumas, kaip sakant, tai Smeršas liepė ištraukti ją, kaip sakant, ištraukė tyrimus, padarė tai, kad ji nužudyta iš tikrųjų. Bet, kaip sakant, varna jie ties nekerta. Ją užkasi šitoj balandinės miške, mes pro jį pravažiuosim, dar sustosim prie šulinių, kur mesdavo partizanus irgi. Tik dėdavo duobės kas, tai mesdavo į tą šulinį. Tai čia, nepamenu, kiek kelintais metais mes juos iškasėm iš to šulinio, ten buvo, strigu pavardė iš Diraidės partizanas, jis ten virš 2 metrų gerokai buvo. Tai kai tuose aikštėse dalekai juos ten, sakykime, pamesdavo, tai neįjų į šulinį, taip sakant, tą įmestą, nukapoju kojas, rankas, taip sakant, tai va tuos, kada iškasė, aš nežinau, tuos ekspertizais, bet tai čia 90-91 metais tie masiniai kasinėjimai, kur dar liudininkų buvo daug, ir panašiai, taip sakant, tai dar galėjau parodyti, pasakyti, kur jie užkasti. Dabar jau surasti yra tikrai sudėtinga. Vieną labai norėčiau rasti žinomą vietą, 2 šaltinius jau esu suradęs, kaip sakant, Petras Stankus Gruodis, kuris būtent jo būrys lydėjo Ramanauską ir Grybiną Pauską per Kęstučio apygardą. Tai va. Ir paskui, kada pervažiuosim Šaltuoną, atkreipkite dėmesį, ten Vytautui Didžiajam yra išdrožta skulptūra. Ten augo labai didelis ąžuolas. Storas, ir čia prieš kokią 5, 6, 7 gal metus nuvirtų ir Jurbarku čia vienas tas Skulptorius. Jo,
liaudies meistras, kaip sakant, išdrožį, būtent jį, čia legenda irgi pasakojama tokia buvo, kad būtent Vytautas didysis, o čia po tuo ąžuolu ilsėjosi. Iš tos legendos gimė. Važiuojam tada, tai prie kapų atkreipti dėmesį, didelis akmuo jau. Taikliai savo tyliuose, graudžiuose dainose dainuodavo partizanai. Kovos lauke raudojo šūviai, o saulė leidos verkdama, apnuoginti lavonai guli ant gatės ties NKVD. Aplinkui grindinys tikėtas, po šonais krūvos akmenų, o vietoj pagalvės padėta ploštelis kruvinų šiaudų. Tai čia artilerijos, minosvaidžių duobių būdavo. Tai sako, dažniausiai sumesdavo ir spardo ir viskas. Bet čia bandėm ieškoti, būtent tos prie Ilauskaitės, jinai kažkur tai čia, kažkuris tai iš tų Eržvilkų stribų buvo įsižiojęs, kaip sakant, kažkur čia, bet nežinau, bet tokie prietaisai turbūt nėra įprasti, kad pajaustų kaulą ir panašiai. Jeigu metalo nėra, tai panašiai su tais ir vokiškais giluminiais, ir tokie, jeigu kam teko matyti, toks prietaisas, paskui tokia ilgas, tai kaip vamzdis ir nusileidžia dar kitas. Tai jis ten iki 2,5 metrų, tai būtent to Petro Stankaus Gruodžio palaikus ieškojom, bet jau daug sykių ieškojom, bet padrikas, ten reikia kažkokios archeologiniai sistemos, kaip sakant, nors jie buvo ir archeologai, panašiai, bet tikrai padrikai, bent mano akimis, tai iš šono žiūrint, kaip sakant, viens čia ieško, tai neturi būti. Tai paskui prie tokių sprendimų lyg buvom prieėję, kad kažkokią apštiūrą ar juostą, o tarp medžių kažkokią liniją nuvaryti, kitą ir eiti greta vieni kitų, kadangi jam trūko apendicitas ir paprasčiausiai jis namų parėjų nusišovė. Jį palaidojo ir artimieji, išlikę gyvi, artimieji tie yra, kaip sakant, ir panašiai, bet vietos nesenka. Mėlinių upelių kranto aukštumėlį. Išdavėm, kad... Jie artimieji ne kapuose laidojo vis tiek? Ne, tai jie slapčia. O tai įdomus fenomenas, jeigu netingėsite apie... Atsibodo lapų ir šakų šlamesys, dienos ir naktys nunešė ir mane tolyn nuo tavo tėviškės. Jau neteks susitikti, gaila. Kažkodėl visada esu toks išsiblaškęs, o šiandien kaip niekuomet. Gal ko nors negero nujaučia bastūno sielą, o gal sodyba, kurioje esam, taip primena man mano namus ir tą rimtį, kurią man teikdavo mano namai. Deja, čia svetimi namai ir svetimi žmonės. Vieni draugai lošia kortomis, kiti skaito ar miega, o aš tau į dienoraštį, mano mylimiausia, rašau. Nežinau kodėl, ar žygyje per tamsias naktis, ar poilsyje, visad matau tas mėlynas ir man tokias brangias mėlynas akis. Aš daug galvojau apie tai, kada laisvės varpams sugaudus ir garsams skrendant melsvom dangaus erčiom, aš tada pas tave sugrįšiu. Kiek džiaugsmo ir laimės, aš neįsivaizduoju. O jei negrįžčiau su kovos draugais, ašarėlę nubrauk nuo veido, manęs daugiau nebesutiksi šiuose žemės takuose. Norėčiau, kad būtum čia, man gudu, man neramu be tavęs, juk norėčiau niekuomet nuo tavęs neatsiskirti, tartum tu apsaugotum nuo nežinios ir pavojų.
ten pragyvendavo. Tai tie, kai sakydavo, radau rašytiniuose šaltiniuose, reiškia, dienos metu, kada šviesu, praudrelė krisdavo šviesa, juodu skaitydavo. Ai, Sidoryro. Tai buvo mažesnė. Ne, tai jo. Ir parazitų vis tiek atsiranda, kaip sakant, čia buvo gal prieš 3 metus, sakykime, tas laikas greitai bėga, kaip sakant, tai čia buvo lauža kažkas sugalvoja, išdegino dar daugiau, žaloja medį. Jis yra, kaip jie skaitosi, gamtos saugomas objektas. Bet būdavo, kad pripila to cemento, tos žaliuoja, bet būdavo tos terpinis. Sakė, negerai būtų. Ne, tai Negerai, sakė, nieko Liepa motinėlį, ten Palašakių rajone ar Kauno rajonas yra tarp jau tęstų betonų. Drėgmės susidaro, betonas sukelia. Toksai ir vežalas, kudas gavus, matai? Mano irgi. Toks nėra. Tai va, tokia šito ąžuolo istorija. Jo, kitas bunkeris yra tenai, bet dar reikės taikyti. Tai yra kažkokia logiška tokia gynybinė. Aš manau, kad pranešti, va, sakykim, pagrindiniai vadavietėje, jeigu jis čia eina, jie pajus, pačiluoje tiesių taikymus pranešti, tai jau yra pavojus. Jeigu jis ano gavo, reiškia, pavojus. Jo, čia jau sistema. Bet jau, ten kur pelkės, tu taip nepadaryti. Ja, nu, bet tam, kaip sakant, Tam pusė jau viskas. tame plote. Saugo išeiti. Išeiti, užmaskuoja, išeina. Nu, apžiūrėjom. Dabar ilgesnis važiavimas be sustojimo. Vis tiek įdomu. Atrodo, eitum pro mišką, tu net nesuprastum, kad ten bunkeris ar dar kažkas, o medį, drevė. Tai įdomu, kažkaip smagu. Bet dažnai stojam, jau sakė, dabar ilgesnė atkarpa bus, kur nestosim, tai gerai, fainai, nes karšta. Čia kas kelias metrus tą mocą gesint irgi nėra faina. Nu, ir aišku, šitą bekelę, kur nesu šito motociklo reiktų čia važiuoti. Jau užmiršau šalmo tą nusimest, taip dulkės į akį padavė. Nu, tikiuosi greit bus asfaltas, nes jau truputį būčiau su to kitu mocu, tai čia fainai važiuotum su. O dabar truputį reikia pavargti, ypač kur smėlis. Kur žvyras, ten nieko, o kur smėlis, truputį yra sunkiau. Būryje buvęs išdavikas paspruko ir būrys, pasikrovęs maisto į pastotę, grįžo į Paparčių kaimą. Apsistojo prie miško esančioje Masalskienės trobelėje. Nuvargę vyrai sumigo, palikę sargybinį. Tuo tarpu pabėgęs išdavikas pranešė Eržvilko garnizonui, šie patraukė pėdsakais. Dar sutiko vežiką, grįžtantį namo, kuris ir nurodė, kur nuvežė vyrus. Partizanų sargybinis, šokdamas per griovį, į jį įkrito su savo šautuvu, tad atėjo trobonas sušilti. Tuo tarpu namą apsupo čekistai ir stribai. Jie prislinko visiškai arti, pradėjo mesti granatas per langą ir šaudyti kulkosvaidžiais. Vyrai iš miego šoko per langus, pro duris,
bet jos negailestingai tarsi beržus išguldė šūvių audra, o buvo tai rinktiniai, jauni, aukštaūgiai išsilavinę jaunuoliai. Krito 11 ir tik vienam būrio vadui Mindaugui pavyko pabėgti. Ir taip nutrūko Juozo Nausėdos trumputis gyvenimo siūlas. Vyrus sukrovė į vežimą, kaip pagalius. Nuvežė Eržvilkan, išmetė išniekintus aikštėje. Ieškojo artimųjų, šiuos areštavo. Vieno iš žuvusiųjų sesuo Natalija Urpanavičiūtė pasakojo, kad matė komjaunuolę Eleną Matušovaitę šokant aukštakulniais batukais ant partizanų krūtinių. Klaikus tai šokis, kurį galėjo šokti dar klaikesnis žmogus. Na, o aš per šią kelionę supratau, kad mes labai gerai gyvenam. Keistas jausmas apima važiuoti šiais takais, vaikščioti po miškus ir eiti į bunkerius, ten, kur žmonės kovojo dėl savo gyvybės. O aš ryte dar jaudinaus, ar gerai kamera pridėta, ar man pavyks susipažinti. Tokios mūsų bėdos ir tai tokios buvo partizanų bėdos. Visai kitokios. Ačiū visiems, kurie keliavo su manim. Ta diena nebuvo noro pažindintis per daug, bet nebuvo nei akimirkos, kada jausčiausi, kad nepriklausau šiam nuostabiam motociklų būriui. Įdomi kelionė. Domėkimės praeitimi. Nepamirškim mūsų didvyrių. Na ką, kelionė realiai baigta. Buvo labai smagu, viskas labai gerai. Jau pro Žemaičių plentą važiuos, aš pro autostradą. Dar yra namie reikalų. Reikia rytoj pasiruošti, tai jau 7. Jau 7.